Sveikiname su pergalė pirmame konkurse, kuriame buvo bandoma projektuoti Ukmergės teritorijos tvarkymą ir prisistatykite turbūt. Martynas Valevičius, ačiū už sveikinimus ir klauskite toliau. Jūs iš kur? Įmonė mūsų klasikinis sportikas vadinasi. Esame iš Vilniaus. Taip. Ar buvo sunku projektuoti, nes Ukmergės turbūt ar gerai žinote, ta prasme? Mes pasitelkėm kolegų, tai vienas iš kolegų jis irgi gal prieis, tai yra ukmergiškis, tai jis mus įvedė į kontekstą, tai jis šalia, tai galėsim irgi vėliau suopti. Tai kaip ir labai aiškiai buvom susipažinę su situacija, labai buvo aiškios sąlygos, tai ir, kad ir papunkčiui bandėm atsakyti visus uždavinius išklaustus, užduotus. Dabar jau galima pasakyti, kokie laukia didžiausi pasikeitimai dabartinės teritorijos. Mes tikimės, kad didžiausias pasikeitimas tai vyks upė, nes dabar upė šiuo metu nėra nei jos krantinės, nei prieimai prie jos nėra sutvarkyti. Tai mūsų pagrindinis tikslas būtų upė, jūs kaip ir matot čia. Tai tą upę atgaivint, kad takai eitų palei upę. Mes jau dar siūlom išplatinti, gal šiek tiek patvenkt. Ir kartu palei tą upę formuotųsi parkas, kuris sujungtų Piliakalnį ir bažnyčią. Tai reiškia, visi pėstieji galėtų netrukdomi, nebijodami automobilių, laisvai eiti šitais maršrutais. Takai tai turėtų būti nauji, maksimaliai stengtumėmės panaudoti esamus tokius, bet žinoma, palei upę būtų nutiestų ir naujų. Tai... O kur numatyta bus estrada? Estrada numatyta šalia griuvėsių. Čia yra esami pirties griuvėsiai, šalia numatom estradą. Tai kartu ta estrada, kai nefunkcionuoja kaip estrada, tai vis tiek yra priartinta prie upės, tai tas santykis estrados upės ir žmogaus upė būtų kuo glaudesnis. O patys griuvėsiai pirties išliktų? Taip išliktų. Gal būtų, norėtumėm atlikti kažkokius tokius žvalgybinius dar tyrimus, pažiūrėti, kiek iš jų yra tų jau menančių pačią pirtį griuvėsių, kiek jų yra tokių naujų, ta prasme. Ir tada gal galima būtų juos tvarkyti, pažiūrėti, gal ten ir yra ką pašalinti ar kažką konservuoti, bet tikslas būtų nesudaryti konkurencijos Piliakalniui ir palikti griuvėsius. Taip matosi, patys didžiausi pasikeitimai laukia paties Piliakalnio. Sakykime, kai lipame į Piliakalnį, tai pastebėjom, kad yra tikrai nesaugu šiuo metu. Tai noras buvo padaryti užlipimą tokį, kad jis būtų saugus ir patogus. Taip pat, žiūrint istorinės nuotraukas, matėm, kad kažkada buvo toks užlipimas, buvo serpantino užlipimas. Tai žiūrėdami, kurį galime įrengti, žiūrėjom daugybę variantų, bet šitas taškas Piliakalnio gatvėje ir čia Piliakalnio viršūnės žemiausias taškas yra kaip ir optimaliausios vietos, kur galima būtų mažiausiam pastangom įrengti tą patilimą. Tuo labiau jisai nesimatytų iš miesto, nežalotų, nes jeigu būtų variantas sutvarkyti laiptus, tai tada laiptai turėtų turėklus, tarpinės aikšteles, norminį pakopų skaičių ir jie jau taptų pakankamai aktyvus ir jau nebeaišku, ar čia Piliakalnis dominuotų ar laiptai. Tai užtat pasirinkom tą kitą variantą. Ir Piliakalnis, kaip matome, be medžių ir aplinkui esančių pastatų. Jo, konkurso sąlygose buvo gan aiškiai tas noras išreikštas, kad apželdinimo neliktų, kad išryškėtų forma ir kad taip pat tie visi statiniai, kurie nėra vertingi, kad jie ilgainiui atlaisvintų Piliakalnį. Tai mes tą ir parodėm. Bet jūs manoma, ar tai labai nešokiruos visuomenės? Tai manau, kad visuomenė plačiaja prasme turėtų dėl to apsidžiaugti. Aišku, yra gyventojai, kurie galbūt gyvenantis šitam name, kurie vis dabar sužinos, kad mes... Taip, tai vaizdas bendras Piliakalnio. Bendras vaizdas, plikas? Manau, kad ne, nes mes siūlom pakankamai daug naujų medžių ir kitose vietose, tai jisai kaip ir išsiskirstas pats Piliakalnis. Tai tikrai nešokiruos. Ir naktinis Piliakalnį planuojama apšviesti.
Viena iš užduočių buvo išspręsti naktinį apšvietimą. Tai aš nežinau, ar jisai turi išvies kiaurą naktį, bet būtent tom rudens sezono, žiemos, kada vakaras pakankamai anksti ateina. Tai apšviesti vertingasias miesto vietas tai yra, sakyčiau, teisingas sprendimas. Tai jisai ir šviestų, būtų apšviestas ir dominuotų toj vietoj tamsiuoju paros metu, kaip ir dominuoja šviesiuoju paros metu. Tai šviesa tik paryškintų jo vertybės. Projektas dar iki įgyvendinimo stadijos iš dalies bus koreguojamas. Ar galima manyti, kad pasikeis labai nedaug? Mes dar neturim užduoties, kuri baigsis, kurią dar suformuos miestas po konkurso. Tai aišku, jisai keisis, nes reaguosim į pastabas, kurias turėjom pastabas dėl užstatymo perimetrinio, žiūrėsim kitus, tai koreguosis, bet principiniai dalykai, kad išreikšti upę, ją įprasminti labiau, suformuoti prie jos prieimus, tai tikiuosi, kad nesikeis. Ir dar vienas klausimas, ar nebus kreipiamas dėmesys į paveldo išsaugojimą? Ta prasme, yra teigiama, kad Utenos gatvė, kuri čia eina ant miesto, turėjo grindinį. Jo. Dėl pačių dangų mums tos visos senos dangos akmeninės labai yra priimtinos, tai mes tą vertinam ir net ir naujus kelius bandysim tas dangas panaudoti. Ta prasme, sintetinės plyteles, tarkim, naudojamas sužavė? Taip, plytelės, čia kai kuriuose vietose jos galbūt tinkamas, bet aišku, kad reikėtų su dangom artėti prie tokių natūralių ir būdingų vietai, o ne šiaip atvežtinių kokių iš. Žodžiu, vienas iš komandos narys, buvęs ukmergietis Linas Janėnas, mūsų pasiūlymą aš noriu akcentuoti vieną iš pagrindinių dalykų, kad mes kūrėm ir miesto gyvenimo modelį, įvykdydami visą reikiamą programą. Ir toks savotiškai galbūt Ukmergėj mažas revoliucinis būtų dalykas, kad po Vytauto gatve mes padarytume arką, kur prateka Vilkmergėlė ir praeina pėstysis ir pravažiuoja dviratininkas. Reiškia, dešinėje Ukmergės pusę mes sujungiam su kairiąja, reiškia, miesto pusę ir žmogus tiek pėstysis, tiek dviratininkas saugiai pasiekia upę. Miestas įgauna tokio humaniško, labai šilto ir jaukaus miesto įvaizdį. Kitam piešinį mes rodom tą simbolinę Ukmergės arką, pro kurią pravažiuoja dviratininkas ir tolumoje mes matom piliakalnį. Ir kitas momentas, aš vėl noriu grįžti prie pagrindinio piešinio, kad žmogus einantis Vytauto gatve laiptukais gali nusileisti žemyn, pereiti per upelį, ateiti kavinukę arba nueiti tolyn jau esamų tokių formuojamų jūsų skulptūros parko. Ir miestas, trečiam piešinyje, jis galutinai gimsta tokią linijinio parko idėją. Tai yra žmogus nuo Šventosios upės pro piliakalnį, jis ramiai ateina, praeina kerta Vytauto gatvę ir eina toliau ir gali ateiti į bažnyčią. Čia kuriamas miesto linijinis parkas. Tai yra kažkas panašaus į labai gerų europinių miestų standartus. Miestas tampa humaniškas, šiltas ir svarbiausia labai saugus ir paprastas gyventi. Čia, sakykime, tokie mūsų projekto stiprus akcentai ir aš manau, kad perspektyvoje, reiškia, visos investicijos įgautų labai kryptingą ir tokį į tikslą einantį kelią. Būtent formuojant miesto modelį. Tai vienas iš komentarų. Vienas dalykas, kuris gali sukelti diskusiją, tai pavyzdžiui, scenos parengimas, ta prasme, kad žiūrovai sėdės veidais į piliakalnį. Taip. Ir piliakalnio fone vyks renginiai. Ir čia žiūrovai buvo pratę, galės jų stebėti renginius nuo piliakalnio. Ir apsisukama. Na, mes galvojam šiuo atveju taip, kad žmogus
atkreipkite dėmesį tokią detalę, kad šitoje vietoje Vilkmergėlė yra išplatinama, daromas didesnė vandens akis, didesnis vandens telkinys, tai yra jau upė tampa graži. Ir mes estrados plokštumą priartinama visiškai prie vandens. Reiškia, žmogus, kuris, sakykime, dainuoja, groja arba skaito eiles, jis yra žiūrovo atžvilgiu Piliakalnio fone. Mes turim labai gražų fotogenišką šiuo atveju kadrą. Ir tai yra vienas iš miesto įvaizdžio formavimo elementų. Iš kitos pusės aš noriu dar pabrėžti, kad mes į Piliakalnį darom labai normalų taką, kur žmogus gali užlipti, užvažiuoti dviračiu ir netgi Piliakalnio viršuje mes, jeigu taip toliau svajoti, būtų galima įrengti jau solidžią amfiteatrinę estradą, kur gali visi, reiškia, didelio ukmergiečių dalis ten, reiškia, švęsti kažką, pasibūti ir ten būtų labai jauki kamerinė erdvė, būtent Piliakalnio viršui. Tai kažkas panašaus kaip ir Vilniuje ir Gedimino pilį. Mes patenkam patogiai. Ten gali užvažiuoti net nedidelę transporto priemonę, atvežti ten kažkokius ir maistą, ir kažkokie vis tiek atsiranda ir sanmazgai, nes surengti renginį reikia patinkamos atributikos ir inventoriaus. Taip, kad Piliakalnis taptų gyvybingas, jisai miesto audiny būtų, sakykime, veikiantis, funkcionuojantis, o ne tik dekoratyvus. Tai čia toks būtų irgi labai tvirtas sprendimas, irgi reikalaujantis solidžių investicijų. Bet miestas pradėtų veikti. Jis pradėtų veikti kaip gyvas organizmas su savo jėga, su savo tokiu gyvenimo modeliu ir stiliumi. Tai čia yra labai svarbu.